Karoči grįžt, du vakai iš miesto, su 20 ir 50 eurų kupiūrom. Motin taip žiūr, sako, nesupratau, snargliukas, sako, pala, iš kur pas jūs tokie pinigai? Sako, tokie pinigai tikrai nesimėt. Ai, nesak, mam ten, biški žaidėm prie viešinami, išėjai toks vyrs. Mes pasakėm, kad žinom, ką mums daro. Tai davė 20 eurų ir, paprašė, kad niekam nesakytumėm. Pidisoks iš kur. Sak, taigi mes nedurni, sak, mums jau po 12-13 metų, sak, tai mes pasakėm, kad žinom, kur gyven. Ir davė pydis, kad tik niekam nepasakočiau. Nesakytumėm. Motin taip gal pakraip, sak, geri krikščionis, nesiel. Sak, dabar einam į bažnyčią padaryti išpažinti. Čia taip negal. Vietas vakar grįžti iš bažnyčios su 100 eurų kišenė. Motin taip vėl pasižiūrėjau, sak, nesupratau, kas čia dabar įvyka. Tai nieko dabar jau mes sužinojom, kur tas vyrs ir darb.